Sveikas, aš Martas Stankevičius per 4 metus iš 5 savo sukurtų verslų uždirbau virš 1 milijoną eurų. Ir šiandien prie jūros atsakysiu į jūsų verslo klausimus. Jei šiandien turėtum pradėti verslą nuo nulio, nuo ko pradėtum? Ar reikia daug pinigų verslui skirti? Kaip su mokesčiais? Didžiausias gautas pelnas, pasidalink emocijomis. Aš negalėjau patikėti, kad tokią didžiulę pinigų sumą galima uždirbti per tokį trumpą laiką. Kaip taip gerai įsivažiavai į verslą? Ką galima pradėti paaugliui, pavyzdžiui, nuo 15 metų, kaip tapti sėkmingu verslininku? Visų mano daromų Q&A principas yra labai paprastas. Aš tiesiog per savo Instagramą padarau question, tą tokį tabą ir prašau, kad jūs užduotumėt man klausimus. Tai let's hop on my Instagram ir pažiūrim, ką jūs klausėt. Freeway Stalas klausė, kaip taip gerai įsivažiavai į verslą. Man buvo žiauriai įdomu, aš klydau greitai, mokinausi iš klaidų, mokinausi iš visokių mentorių, nemokamai per YouTube, Alex Hormozy, Gary Vee ir panašiai. Turėjau labai gerą mindsetą, nepasidaviau, turėjau labai gerą supportą iš savo žmonos Kamilės, nes jūsų partneris yra vos ne pats svarbiausias pasirinkimas ir sprendimas, kokį jūs padarysite gyvenime, nes jūs tai gali arba sužlugdyti, arba pakelti viršų, nes turbūt jūs praleisite labai didžiulį laiko dalį savo gyvenimo su to žmogum, tai kokį žmogus pasirinksite yra labai svarbu. Tai kaip taip greitai įsivažiavau į verslą? Dėl Kamilės. Ar vis dar mokaisi kažko naujo apie verslą kasdien? Ne, aš nesimokau ir darau viską tą patį. Taip, hebra, mokaus, Jėzus Marija. Steimis. Didžiausias gautas pelnas, pasidalink emocijomis. Ok, geras toksai konkretus klausimas. Tai akių fotografija. Atvarėm į Klaipėdą su akių fotografija. Pirmą kartą nebuvo Klaipėdoje akių fotografijos normaliai. Atvarėm prekybos centrą 3 dienom ir žiauriai stipriai, gal 2 mėnesius iki tol prominomės, kad būsime tik 3 dienom akių fotografiją, padarysim geresnę kainą, bla 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 bla. Ir jeigu neklystu, per tas 3 dienas padarėm apyvartą, man atrodo, virš 30 000 eurų per 3 dienas. Man sprogo smegenys, aš negalėjau patikėti, kad tokią didžiulę pinigų sumą galima uždirbti per tokį trumpą laiką. Turėkite omeny, mes arėm nuo pat ryto, ten nežinau, 8 iki turbūt jo 9 iki užsidarimo. Eilė žmonių buvo beprotiškos, žmonės žiauriai norėjo fotografuoti akis. Mes turėjom stabdyti žmonės ir sakyti, atsiprašau, mes norim eiti pavalgyti, nes mes nespėjom pavalgyti, prašau, duokit mums pavalgyti. Ir žmonės sakė, eikit jūs nafig maždaug, fotinkit mane, neikit valgyti. Tai mes realiai turėjom jau stovėti už save ir pavalgėm 2 kartus gal ten per dieną einant į visokius hesburgerius, kad kuo greičiau pavalgyti ir vėl daryti fotkinti ir farminti pinigus. Tai buvo kosmosas, mes nežinau, jautėmės kaip drug dealeriai, kaip mafiozai, bet tai buvo pročiai geras jausmas. Ar verta mesti darbą tam, kad kurčiau savo verslą? Taip. Rolandas klausia, ar iš tikro, be fantazijų galima sukurti verslo nuo nulio, neturint pažinčių, labai daug, grinai nuo nulio? Hebra. Koks per klausimas? Ar galima sukurti verslą nuo nulio? Taip. Galima sukurti verslą nuo nulio. O ką? Nu, koks per klausimas? Galima, aš pradėjau nuo nulio, aš neturėjau pažinčių, pažintis man nelabai tuo metu rūpėjo, aš tiesiog pradėjau teikti naudą, žmonėms tos naudos reikėjo, už tai jie man atsilygino pinigų. Tai taip, tai tikrai įmanoma. Hebra, believe in yourself. Ar būtina turėti Instagramą, kad pritrauktum klientų? Ne. Ar tu pats vis dar abejoji kartais savo sprendimais? 100% hebra. Gustas J8 klausė, nuo ko reikia pradėti? Nuo tikėjimo ir pasitikėjimo užsiauginimo, kad tu gali. Ir jeigu tu nori, tu gali. Nes vienintelis dalykas, kodėl tu negali, tai yra tavo tikėjimas, kad tu negali. Ir jeigu šitą tikėjimą tu prakirsi, tu galėsi. Pamatysi. Aušra 23 klausė, jeigu esu nepilnametis, kaip galėčiau užsidirbti pinigų internete? Ok, Golden Age, hebra, internetas. Tai visų pirma, prieš imant kažkokį pinigą iš bet ko, supraskite, kad jūs turite suteikti kažkokią vertę žmogui, nes nieks jums neduos pinigų, nieks nenori būti apskemintas, jūs turite suteikti kažkokią vertę. Ir už tą vertę tas žmogus turi būti pasiruošęs duoti jums atgal pinigą. Tai galime sugalvoti labai daug būdų, kai mes galim sukurti kažkokią vertę internete. Aš išmokau montuoti ir pradėjau montuoti žmonėms gimtadienio video. Videografams pradėjau montuoti jų ten renginių video. Galima išmokti filmuoti kažkokį dalyką, galima išmokti rašyti tekstus, galima išmokti verslams leisti reklamą. Pradėkite tai daryti, gaukite patirties. Pradžiai gal darykite nemokamai arba už labai mažą sumą. Pasidarykite kažkokį portfolio, kad atrodytumėte rimtesni. Kai atrodote rimtesni, galite imti didesnius pinigus, turėti daugiau klientų, vėliau galite tos klientus, jeigu yra per daug outsourcinti su kitais žmonėms, kurie daro tai, ką jūs darote, ir jūs galite taip pasidaryti savo verslą ir agentūrą, bet kokį jūs darytume. Tai yra tik pavyzdys. Simple enough. Aurimas Bubnys klausė, iš kur rasti drąsos pradėti investuoti pinigus ir savo laiką ir nebijoti, kad nepasiseks. Tai suprasti, kad viską, ką mes darome, kažkaip vis tiek gyvenime sužais.
Ir niekas, ką jūs bedarytumėt, nebus veltui. Jeigu mes esam tokių mindsetų, tada neįmanoma sufeilinti. Vienintelis būdas, kaip jūs sufeilinsit, tai jeigu jūs sustosite augti, tobulėti ir klysti. Ir jeigu jūs bandysit, nežinau, daryti tą pačią klaidą 100 kartų, tai jo, tada steginsit visus savo pinigus. Bet gal kažkam reikia tą padaryti, kad suprast, kad to nereikia daryti? Nes aš tai taip nežiūriu. Aš nemanau, kad bet koks laikas, kur dedant, yra kažkoks laiko švaistimas. Nebent monkey braininimas, TikTokas, Pornhubas ir visi šitie reikalai, kebriukai. This shit has to end. Kaip išmokti skillą? Man atrodo, toks banalus pakankamai klausimas. Kaip jūs išmokat vaikščiot? Jūs pradėjot vaikščiot. Kaip jūs išmokat važiuoti dviračiu? Jūs pradėjot važiuoti dviračiu. Tai tiesiog pradėt dėliotas pirmus žingsnius, pradėt mokintis, žiūrėti į geresnius žmonės, kurie tai daro, bandyti atkartoti. Internetas yra visagalis chebra, tiesiog reikia jo pasinaudoti. Parašykit, kaip išmokti montuoti, nežinau, filmuoti, ar bet kas jūs domina. Aš būtent taip išmokau savo visus skillus. Mykolas.vtk klausia, koks sprendimas labiausiai padėjo augti jūsų verslui. Iškart iššoka toks pirmas atsakymas - žmonių samdymas ir komandos didinimas. Nusimti tą kepurę, kad aš viską galiu padaryti geriausiai, nes galiu, bet visko tiesiog nesuspėjau padaryti. Kai pradėjau samdyti daugiau žmonių, rezultatai verslui tiesiog pradėjo kilti ir verslas pradėjo augti. Ar tiki, kad visi turi dirbti bent kartą nemėgstamą darbą? Taip, nes jūs išmoksite labai daug. Ir net darant verslą yra labai daug dalykų, kuriuos aš nemėgstu daryti, bet be jų verslas nebūtų verslas. Pavyzdžiui, buhalterija. Ką daryti, jeigu neturi daug santaupų verslą pradėti? Klausia Tamulionytei. Pirma moteris, labai džiugu matyti. Aš iš tikrųjų visą savo verslo kelionės pradėjau neturint pinigų ir kai žmonės sako man, Martai, kokį kapitalą reikia turėti, kad pradėt verslą? Man net juokinga pasidaro, kapitalą, dieve, mano tiesiog pradėkit dėliotos pirmus žingsnius. Kažkokio labai didžiulio praeidinio kapitalo tikrai nereikia. Čia, man atrodo, įsitikinimas, kad reikia kažkokios paskolos, reikia čia 10 000 eurų ir tik tada galėsiu pradėti daryti verslą. Čia, nežinau, jūs norite restoraną atidaryti ir jums tada reikia nuomas, reikia baldų, ten kitcheno, bla bla bla, pirminių investicijų. Kai žinot, ką galima padaryti su 100 000, kad būtų milijonas iš tų 100 000, man atrodo, tada yra verta imti paskolą ir labai strategiškai to 100 gabalų kažkur įdėti, nes jūs žinot, ką jūs darot su jais. Pirmą kartą darant verslą, jūs deginat turbūt pinigus į balą, jūs nežinot, ką jūs darot, kaip ir aš nežinojau, ką dariau. Ir imt paskolą ir va taip feilinti iš karto, įdegintos pinigus, man atrodo, biški rizikinga. Aišku, tai gali būti labai vėliau gera istorija jūsų ir tikrai negaliu iš to iš jūsų atimti, bet mano galva, bet kokią verslo nišą galima pradėti nuo tokių baby step, neimant kažkokių paskolų ir reikalavimų didžiausių pinigų. Juozas Karaza klausia, ką galima pradėti paaugliui, pavyzdžiui, nuo 15 metų. Negalvot kol kas apie pinigus, bet galvot, kaip aš galiu įsisemti kuo daugiau patirties ir informacijos iš bet kokios veiklos, kurios aš bedaryčiau. Bum. Mekisiovaitė klausia, kaip pasirinkti tinkamą protingą nišą dropshippingo arba dropservicingo. Aš dariau dropservicingą su geltonuok verslu, kai dariau Simpsonus, aš tiesiog šią idėją pamačiau, kad užsienį darė, nukapau, padariau Lietuvą, tai buvo mano pati pirma elektroninė parduotuvė, man baisiai pasisekė. Aišku, darbo įdėjau daug. Tai yra vienintelė mano patirtis su dropservicingu ar dropshippingu. Tai iš tikrųjų bet kokia niša gali būti sėkminga, kaip ir bet koks verslas gali būti sėkmingas. Tiesiog jūs pažiūrėkite, ką daro jūsų konkurentai toj nišai ir pagalvokit, kaip aš tai galiu padaryti geriau, greičiau, kartais gal ir pigiau, o kartais ir brangiau, kaip aš kuo daugiau vertės galiu sukurti ir jūs būsit sėkmingai bet kokioj nišai iš tikrųjų. Daug patogiau yra, kai jūs darot kažkas, kas jums patinka. Ar esi kad nors kopijavęs konkurentą? 100%, Jėzus Marija, kopijuoji, žiūri ar veikia, jeigu veikia, tai irgi darai. Martynas ZZX klausia, kaip žiūri konkurenciją, gal turi patarimų, kaip nebijoti konkurencijos ir panašiai. Tai pradžioje, kai atsirado konkurentai akių fotografijai, net galite matyti per mano filmą, mes realiai žiauriai bijojom. Mes net svarstėm uždaryti akių fotografiją. Nu, aš asmeniškai buvau, oh my god, viskas, dings visi klientai, eis pas konkurentus ir panašiai, bet ilgainiui supranti, kad konkurentai platina tavo nišą, tavo rinką, atsiranda dar daugiau žmonių, kurie nori naudoti panašias paslaugas ir jūs tiesiog galite konkuruoti, kuris verslas yra geriausias. Konkurencija viens kitą pušina stengtis geriau, daryti daugiau ir arba tu laimėsi, arba jis. Tai tikrai nemanau, kad čia yra blogai. Jo yra neišvengiamas dalykas, dieve mano. Atsirado akių fotografija, bet vėliau dabar akių Lietuvoje yra, man atrodo, 4 ar 5 papildomos akių fotografijos. Ir jeigu tai yra neišvengiama, tai might as well get good at it. Might as well kovok su tą konkurenciją ir įveik jos. Nes mes jūs įvykėm ir mes esame šiandien pati populiariausia akių fotografija Lietuvoje. Turime daugiausia studijų, nebijoju, kad turime daugiausia pardavimų, užsakymų. Tai va, kietai. Ar esi kad nors bijos, kad tavo verslas žlugs? Jo, aišku. Indrajas Rad klausia, ar pratinga paskutinius pinigus investuoti ten, kas tave verčia šypsotis ir gali atnešti pelno, dieve mano. Ar man iš vis reikia atsakyti tą klausimą? Of course. That's all that matters, jebrantai. Raigardas klausia, ar reikia daug pinigų verslui skirti? Pagal mano atsakymą praeitą? Ne. Bet čia tai galim pasiginčyti šitą atsakymą. Nesąmonė, nes kažkiek vis tiek reikia. Tau irgi reikėjo nusipirkti kamerą, kad galėtum filmuoti klientus. Tu nenufilmuoji be kameros. Tau vis tiek reikia išsinuomoti tam whatever. Bet klausia, ar reikia daug pinigų? Kas yra daug? Tai va, žinau, 2 eurų. Jisai su telefonu gali fotkinti ir filmuoti. Ir tu fotkinant ir filmuojant, tu jau gali kažkokius reelsus daryti kažkam ir tau žmonės jau mokės. Tai va taip, einant bendrai, mano galva, kad ne. Tas pats Raigardas klausia, ar lengva pradėti verslą? Taip. Ir jis klausia, ar sunku yra pradėti verslą? Taip, tai yra sunku.
kaip ir bet koks kitas vertingas ir universaliai pripažintas geras dalykas gyvenime, jisai turbūt bus sunkus. Ir reikės daug darbo įdėti. Kebriukai, su jumis kalba barzdotas Martas iš ateities. Jeigu jums įdomu ir naudinga apie tai, ką aš kalbu ir norėtumėte dar daugiau tokios informacijos, kas jie verslą, sveikatą ir longevity, galite prisijungti prie būsimo naujienlaiškio, kuriame planuoju komunikuoti būtent apie tokius dalykus ir dar daugiau naudos, būtent jums, nemokamai. Tai jeigu norit, martastankevičius.lt. Spurgimantas 9 klausė, sveikas, pradedu kursus apie editinimą ir nežinau, kaip įvertinti tinkamiausią kainą už kursus. Geras klausimas, aš irgi iš tikrųjų noriu kažkada pasileisti savo kursus, kad jums duot grinus fiziškus įrankius pradėti savo kažkokią verslo ar gyvenimo kelionę, o ne tiesiog motivacija per tą YouTube. Ir irgi man buvo šitas klausimas, kokią kainą aš dėčiau savo kursuose. Ir iš tikrųjų esu girdėjęs iš tokio kito bičiuko, kuris labai gerai pasakė, kursų kaina iš tikrųjų yra labai tiesiog psichologinis įvertinimas savęs. Pavyzdžiui, aš galėčiau paleisti dabar montavimo kursus už 5 eurų. Kodėl yra 5 eurų, o ne 200 eurų? Kodėl? Nu nes 200 eurų daug, bet čia viskas yra psichologiškai ir labai depends. Kodėl ne 500 eurų? Tai kiek jūs nuspręsit, tiek ir bus. Bet tiesiog būkite užtikrinti, kad jūs suteiksite tą vertę už tos pinigus, kurios moka tas žmogus. Ar kiekvienas žmogus gali būti verslininkas? Taip. Tiesiog kokioj formui. Gal nebus direktorius, bet versle gali dalyvauti ir verslą gali daryti taip. Rapoliuka klausia, kada manai reikėtų dalinti savo pasiekimais versle? Ar tai nėra vidinis ego norintis pasigirti? Tikrai geras klausimas ir manau, kad tikrai kažkokia dalim tai yra. Fainagi pasigirti kažkokiais skaičiais, faina, kai žmonės tave žiūri ir tada vertina tavo tą informaciją kitaip. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, nebūčiau pasakęs pradžioje esančios informacijos apie savo pasiekimais, ar mano šita informacija, kokią aš besakau, būtų tokia svari? Turbūt ne, aš galėjau už ChatGPT atsakyti visus šitos klausimus ir jums tiesiog pasakyti. Bet tai, kad aš actually buvau pasiekęs kažką, jūs daug labiau vertinat mano tą informaciją. Ir taip, mano ego nuo to padidėja, bla bla bla. Aš manau, nėra blogai dalintis pasiekimais. Manau, yra svarbiau, ką mes darome vėliau, kai mes gaunam tą pripažinimą. Ir mano tikslas yra įkvėpti jūs ir pažadinti jūs ir pasakyti, kad ir jūs galite susimti savo gyvenime ir siekti finansinės laisvės, nes to linkėčiau kiekvienam. Bet tam tikri žmonės gauna tą pripažinimą, tampa dar didesni debilai, atsiprašant. Pinigai nepakeičia tavęs, jie tiesiog dar labiau padidina ir parodo, koks tu iš tikrųjų esi. Tai jeigu buvai debilas be pinigų, su pinigais tu būsi dar didesnis debilas. Tai va, bet šiaip ties ilgą laiką aš jokiais skaičiais, jokiais pasiekimais nesidalinau, net su akių fotografija. Visus metus dariau niekam nesakant, kad ją dariau, grynai dėl to sportinio intereso. Bet vėliau pradėjau dalintis, nes žinau, kokį tai impactą ir įkvėpimą aš jums galiu padaryti. Ir ne vienas man žmogus yra sakęs, Martai, mačiau filmą, mačiau, ką jūs pasiekėt, tai yra nerealu. Ir šiaip tai, jeigu aš kažkada pasileisiu savo kursus, nu tai žmonės jau matė, kad man actually pavyko kažką padaryti. Jeigu nebūčiau dalinęsis tais skaičiais, tai ir nebūtų tokio gal pasitikėjimo. Nu tai žodžiu, pliusai ir minusai. Jau visą laiką visur yra. Jonce klausia, kokia reklama geriausiai veikia, kuri sprendžia žmogų jo problemą normaliai ir kuri tiesiog nekiša pirkit. O koks tai yra kanalas, dar kažkas panašaus, tai čia jau doesn't matter. Man_Ginas klausia, ar manai, jog norint būti turtingu, sėkmingu, būtina turėti verslą? Tikrai ne. Ką reiškia būti turtingu, ką reiškia būti sėkmingu, mes visi interpretuojam skirtingai. Aš gal esu turtingas, kai aš esu va čia tiesiog prie jūros ir man čia yra mano jūra, mano gamta, kurią aš galiu naudotis ir viskas čia, ko man reikia gyvenime. Bet ar pinigai atrakina duris į gyvenimą, į laisvę, į didesnius pasirinkimus, į hobį, į aprūpinimą savo šeimai ir panašiai? 100%. Tai pinigai visą laiką bus naudingi ir ar verta išmokti kažkokius verslo įgūdžius, ar turėti savo verslą, ar gebėti susikurti pinigus out of thin air kaip įgūdį, nes pinigai turbūt pasaulyje niekada nedings. Kodėl ne? Ar esi ką nors pavydėjęs kitų sėkmės? Ne, niekada nepavydžiu. Aišku, Dievo mano. DMNTSGR klausia, kaip su mokesčiais? Ar MB mažai bendrėje buvai pasidaręs, kur visą info gavai? Gal skambinai į VMI? Taip, skambinau VMI. Ar mažą bendrėje buvau pasidaręs? Ne, nebuvau pasidaręs. Aš pradėjau, kaip iš tikrųjų rekomenduoja net Andrew Tate'as daryti, tiesiog pradedi, uždirbi ir vėliau viską susitvarkai. Aš nežinant šitos informacijos tiesiog pradėjau tai daryti, nes aš nieko nežinau apie mokesčius ir ilgą laiką tiesiog nesirūpinau nieko dėl jų, bet vėliau buvo baisu biški gyventi ir baisu buvo eiti miegoti, nes uždirbinėjai pinigus jau už geltonok projekto. Tai nežinau, 10 000 buvo apyvarta, pavyzdžiui, per mėnesį, tai aišku, nepajamos, bet vis tiek pinigai eina į sąskaitą mano ir aš niekaip nedeklaruoju tų pajamų ir aš jau pradėjau bijoti kiekvieno skambučio, koks jisai bebūtų ir prisimenu man skambinant telefono. Skambinant stalo telefonas ir aš galvoju, viskas čia VMI ir dabar nežinau, uždarys mane į kalėjimą, o ten koks kurjeris buvo. Tai man tiesiog jau buvo nebesmagu gyventi su to jausmu ir aš tiesiog nusprendžiau susirasti buhalterę ir susitvarkyti savo visus mokesčius. Ir jinai sakė, Martai, tu uždirbi labai daug pinigų ir yra labai daug nesudeklaruotų pajamų. Aš ten gausiu viršiau ir 5 štukės per metus, tada aš tapau PVM mokėtojų. Žodžiu, aš turėjau daug mokesčių sumokėti, gal 8 štukės mokesčių nebuvau susimokėjęs. Viską susimokėjau ir tada nuo to laiko viską toliau tęsiu su buhalteriu, kuri man viską padeda sutvarkyti. Tai yra mano istorija, aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų aš taip ir dariau, nors tai yra nelegalu. Ups.
Bet aš nežinau, ar aš būčiau kitaip pradėjęs daryti verslą, jeigu aš būčiau pradėjęs nuo mokesčių pusės. Aš pradėjau nuo to, kad aš noriu pradžioje uždirbti pinigus, aš vėliau susitvarkysiu su jais. Ir šiai dienai aš dėl to esu, kur esu ir moku dar daugiau mokesčių, nei būčiau mokėjęs, turbūt, jeigu tie būtų verslai man nepasisekę, nes būčiau išsigandęs mokesčių. Nors yra nelegalu tai daryti. Tai nėra verslo rekomendacijos. Viską, ką jūs darėte, yra jūsų viskas rankos. Ne, iš tikrųjų nežinau. Jūs darykit hebra, kaip jūs norit, bet mano rekomendacija yra pradėti ir eigoje susitvarkyti dalykus, kuriuos galite susitvarkyti eigoje. Tai galima šitą informaciją pritaikyti prie verslo, prie mokesčių, prie gyvenimo, prie sporto. Aš net pradėjau sportuoti, nežinodamas iš tikrųjų, ką aš darau. Ir man ten rašo, Martai, tu tai traumą gausi, pasigydyk, nueik pas trenerį. Tai vėliau ir nuėjau pas trenerį ir sakė, jo, tu Martai gausi traumą, atsargiai. Aš toks, oh shit, ok. Man atrodo, Jordan Peterson, toksai psichologas, yra pasakęs, tu pradžiai geriau reikia tapti žvėriu ir tik tais vėliau gebėti tą žvėrį suvaldyti. Nei mokintis, kaip žvėrį valdyti, kurio dar net nėra. Tai toks geras patarimas. Nu va, pusę klausimų jau praėjau. Labai faini klausimai, labai faina, kad jie tokie iš tikrųjų ryšlesni. Anksčiau, kai būdavo visokie Q&A ir nenurodžiau, kad tai yra verslo, būdavo klausimai kaip ogis. Ir aš toks, blemba, hebra, rimtai, ta prasme, tokią galimybę. Atsakyti kažkokį klausimą. Kaip ogis. Gerai. Judam toliau. Nojus, sir, kas yra didžiausias galvos skausmas turint savo verslą? Viską absoliučiai įmanoma padaryti, kad jūsų verslas veiktų jums geriausiai ir kad būtų pagal jūs jisai padarytas. Bet aš negaliu pasakyti pats sunkiausias, didžiausias galvos skausmas, bet, pavyzdžiui, aš negaliu išjungti galvojimą apie verslą arba išjungti, kad tai nėra mano verslas. Aš nežinau, kada yra savaitgalis ar nėra savaitgalis. Man visą laiką kiekvieną dieną atrodo darbo diena. Aišku, aš pailsiu ir aš galėčiau nusistatyti taip, kad aš nedirbu nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, bet aš to nedarau, nes tada konkurentai, pavyzdžiui, dirba, tada nėra gerai. Tai aš irgi noriu dirbti ir aš mėgaujuosi tą darbą. Nežinau, aš manau, kurti verslą yra vienas dalykas. Jūs galite tiek daug išmokti apie save, apie pinigus, apie pasaulį, kaip mes visi veikiam, kaip pinigai veikia, bet didžiulis atsakomybės prisėmimas, ko ne visi gali priimti. Aš svarbiau produktas, o ne marketingas. Taip, nes tada bus daug lengviau marketinguoti tai, kas jau yra norima rinkoje. Ne, o ne kai šūdą bandot parduoti ir pirkit labai gerai, nors yra šūdas, tai bus sunku labai. M1N3. Jei šiandien turėtum pradėti verslą nuo nulio, be pinigų, be pažinčių, nuo ko pradėtum? Tai aš turiu beprotišką, stiprų dalyką, jeigu jūs atimtumėt nuo manęs šiandien viską, aš turiu patirtį. To neįmanoma atimti, todėl reikėtų investuoti didžiausius pinigus į jūsų patirtį. Aš jau tiesiog žinočiau, ką daryti, aš galvočiau, gerai, kokią aš vertę galiu sukurti, kokią aš vertę galėčiau sukurti žmonėm, kurie yra pasiruošę mokėti daugiau pinigų už tą vertę. Aš šiandienai daug žinau apie verslą, aš galėčiau konsultuoti kažkokius verslus ir jie man būtų pasiruošę mokėti daugiau nei 10 eurų už valandą, nes vertė, kurią aš sukurčiau, būtų daug didesnė, nei tiesiog pardavinėti ledus ant gatvės. Kaip reklamuoti pradėjus verslą? Atsakymas paprastas. Pradėti reklamuotis. Nieks kol kas apie jūs nežino. Yra daugybė kanalų, per kuriuos tai galima daryti. Galima kurti nemokamus TikTokus, galima užsakyti UGC kūrėjus, kad sukurtų turinį, tada paleisti Facebook adsus. Tarp kitko, vienas iš efektyviausių būdų. Facebook adsai mums pasiteisinę, mano tėčiui pasiteisinę, kai aš nebandžiau, bet surinkau pilną full sold out grupę į jo stovyklą, nes jam prieš tai nepavyko surinkti klientų, paleidom Facebook adsus, susirinko visi. Tiesiog žmonės pakankamai nežino apie jūs, jums reikia reklamuotis. Tai šie būdai, sakyčiau, patys efektyviausi. Liuksiuksmas. Kaip susirasti gerą komandą nuo širdžių gerų žmonių? Tai mano atsakymas būtų, viskas prasideda nuo jūsų. Koks jūs esate, tokius žmonės ir pritraukite. Tai jūsų vertybės turi būti vietoj, jūs turite jų laikytis ir jūs turite turėti filtrą, su kokiais žmonės jūs bendraujate. Ir tada jūs pajausite, manau, ar jūs žmogus yra jūsų vaibo ar ne. Ir jie bus tie geri žmonės. Alkoholininkam alkoholikai yra geri žmonės. Man ir mano karteliai kitokie žmonės truputėlį yra geresni žmonės. Kaip žmogus, taip ir žmogus. Ar esi kad nors priėmęs blogą verslo partnerį? Ne, iš tikrųjų nesu stipriai nudegęs, nes turiu labai stiprų jausmą su žmonėm. Tai aš tiesiog labai jaučiu žmonės realiai. Karolis Sapė rašo, kaip rasti geriausią rūbų supplier. Pase, ne Alibaba. Rūbų jokių neteko pardavinėti, kažkada hebra norėsiu daryti merčą, norėsiu, kad jis būtų vienas, atsiprašant. Tai tada ir įsiaiškinsiu, bet dabar dar nežinau, pačiam dar nėra tą daryti, bet aš tiesiog eičiau, googlinčiau. Ir aš šią dieną turiu Instagram, aš turiu platformą, aš pasiklausiau jūsų ir gal pasiklausiu savo kažkokių kaliau, gal jie turi kažkokių kontaktų ir panašiai. Motskelio klausė manęs, nuo ko reikėtų pradėti, jei idėją turi, bet nežinai, nuo ko pradėti, dėti pirmosius žingsnius. Tai atsisėsti prie balto lapo, įsijungti 30 minučių timerį ir išsirašyti iš tikrųjų pirmosius žingsnius, ką jūs šiai dienai galėtumėte pradėti daryti dėl savo tos idėjos. Nes kada paskutinius kartai bandė daryti, ar tikrai nežinai, ką reikėtų daryti? Tai yra toks posakis, dažniausiai žmonės žino, ką daryti. Ir jeigu jūs ilgiau pasidėtumėt su savimi, jūs tikrai žinotumėt, ką daryti. Man atrodo, Andrew Tate'o brolis Tristan Tate yra pasakęs tokį dalyką, kad nueik į kambarį, tualetą, kur yra tamsu,
užsidaryk su klausimu, kokį turi galvoje, tiesiog būk tam tualete ir per 15 minučių tau ateis atsakymas. Tai čia yra tokie praktiniai paprasti būdai, o elementariai, jeigu jūs turit kažkokį klausimą, hebra dabar yra AI-us, kuris mums padaro durnesniais, nes mums nebereikia galvoti ir jis atsako viską už mus ir sugalvoja viską už mus, tai mes iš principo galime paklausti, jeigu aš noriu pradėti spurgų verslą, kokie yra pirmieji žingsniai, ką aš turėčiau padaryti. Ir važiuokit atsakymas, ką jums daryti. Nu tai net AI-us jums padės. Tiesiog norėkit susirasti informaciją ir jūs ją surasit. Ar manai, kad disciplina yra svarbiau už motivaciją? O, Jėzus Marija, 100%. Nes aš užmotivavau jūs ir ką jūs dabar darysite, va, ir yra disciplina. Tai, hebra, būkim disciplinuoti ir darykime. Jeigu nežinot, kaip būti disciplinuoti, pradėkite daryti spaudimą kiekvieną dieną ir valykite savo dantis ir flosikit savo dantis. Laumės vaikis klausia, aš tau UPM siuntęs klausimą dėl verslo. Bro, turėkite galimybę padėti ir kitiems, bet nori asmeniškai savo atsakymą. Negerai. Simonas 12398 klausia, kaip tapti sėkmingu verslininku. Pirma, galvoti daugiau apie klientą nei apie save ir galvoti, ką jisai nori, kaip aš jo galiu spręsti problemą kuo geriausiai kaip įmanoma ir tik tada prašyti kažkokio pinigo atgal. Antra, reklamuotis ir uždirbti iš savo paslaugų pakankamai daug, kad galėtumėte ir turėtumėte pinigų reklamai, nes jūs tada galėsite outcompete visus kompetitorius, nes jūs galėsite išleisti daugiausiai ant reklamos, o ką mato daugiausiai, kokį vardą girdite daugiausiai, ten žmonės ir leis didžiausius savo pinigus. Trečia, nebūt savanaudžiu ir hirinti ir turėti normalią komandą ir būti gerų lyderių. Jeigu nežinot, ką tai reiškia būti, tai nusipirkti knygą, pradėti mokintis apie tai ir šiaip turėti gerasias vertybės. Ketvirta, duoti pasauliui atgal, padaryti, kad pinigai suktųsi ir neimti visko tik tai savo. Ah, brother, what? The fuck was that? Čia kažkokia musė buvo. Tai va, 4 patarimai, žodžiu, vos nemiriau. Kaip prisiversti save kažką pradėti? Klausė Nojus. Nu, hebra. Kai man žmonės to klausė, man net keista, kaip prisiversti kažką pradėti? Ar mes taip nekontroliuojam savęs ir negalim nuspręsti, kad mes norim kažką pradėti mokytis ar daryti su savo gyvenimu? Ar man, nežinau, reikia jums pasakyti, kaip pradėti? Pradėkit nuo kažko ir jūs išmoksite ir jūs pradėsite savo tą kelionę daryti. Nėra kažkokio, nežinau, lengvo recepto, tai yra sunkus kelias. Ar verta pradėti verslą, kai rinka jau perpildyta? Taip, Jėzus Marija, jūs tiesiog outcompetingit, padarykit geriau. Kostas LT rašo, mokesčiai turint verslą. Kokie jie? Gali būti labai didžiuliai, bet jeigu žinot triukų, kuriuos aš jums galiu atskleisti, galima mokesčių nemokėti. Ne. Tai iš tikrųjų, mokesčius galime mokėti geriau, nei jūs ten kažkaip galvojat. Galima mokesčius kažkaip optimizuoti, galima turėti kažkokias skirtingas gal formas verslo, kaip galima uždeklaruoti jūsų gautas pajamas kažkaip. Pasidomėkite apie tokius dalykus ir manau tikrai atrasite būdus, kaip galima mokesčius mokėti geriausiai jūsų atveju ir nepermokant jų per daug. Nes yra tam tikrų visokių tų verslo formų. Verslo liudijimas, veikla, mažoji bendrija, UABO dar niekada man neteko turėti. Galite varyti Dubajų. Irgi įmanoma. Galima varyti į kokį Bulgariją, gauti rezidenciją ten ir tapti mokesčių mokėtojų ten, nes ten yra pigesni mokesčiai. Irgi galima. Ir tai yra legalu. Ir Lietuva turi dvišalę sutartį, kad jūs galite būti mokesčių mokėtojus kitur, bet gyventi Lietuvoje. Taip irgi galima daryti, bet čia laukiau tokio advanced dalykai. Aš dar tokių dalykų nesu pasidaręs. Bet vat, žinau. Tai žiauriai depends, bet pirmoji vietoj išmokčiau daryti verslą ir išmokčiau uždirbinėti pinigus. Ir jau eigoje susitvarkyčiau visus dalykus, kaip reikiant. Ar investavimas į kitas įmonės atsiperka? No idea. Dar niekada gyvenime to neteko daryti, bet verslas yra pati didžiausia investicija, kuri gali atsipirkti iš visų kripto, šmipto, stoksų, nekilnojimo turto ar ten laikrodžių ar automobilių. Esu girdėjęs tai iš Alex Ramauzy, nes verslas hebra per metus gali 100x užaugti ir turėti milijoninės apyvartas su labai gerais atsiperkamumais, o laikrodis 100x per metus vargu ar paims, o taip ir pakils. Tai faktas, kad atsiperka, bet aš dar to niekada neteko man daryti. Bet jeigu kažkas būtų investavęs į mane, būtų tikrai atsipirkę. Bet niekas man netikėjo. Viskas gerai, aš su jums tikėjau. Ir Kamilė, ir mano mama. Lolas, nu what the fuck? Ar ne per vėlu įkurti verslą, nes konkurencija didžiulė ir labai sunku prasimušti? Lolas, nu what the fuck? Tai žinau, visi tai bando padaryti šiai dienai, todėl liks stipriausi. O dieve, hebra, kojas nutirpo. Aš atsiprašau, toj kameros dabar labai žemai, bet nuo kojas nutirpo. Viskas gerai, pabūkime tokio kompozicijai. Tai hebra, turite pasitempti, turite turėti gerą aptarnavimą. Ir vis tiek, jeigu jūs darysit, aš garantuoju, kad jūs gausite kažkokių klientų ir vis tiek reikia visokių paslaugų visiems. Visada. Reikia Marto kursų, jeigu aš norėčiau daryti kursus, norėsiu daryti kursus, reikia Kamilės kursų, reikia Lolos nuvatafą kursų apie gyvenimą. Vis tiek mes domimės ir mes matome dalykus kitaip, mes komunikuojam kitaip ir jūs atrasite savo auditoriją, jūs atrasite savo klientą, bet ką jūs bedarytumėte, tai negalvokite apie tą konkurenciją, kad tai yra blogas dalykas, tiesiog darykite ir viskas bus gerai. Lukne, ar tavo tėvai turėjo kažkokį verslą, ar tu viską pats ieškojai, kaip padaryti? Mano mama buvo tokia pusiau kaip freelancerė iš pradžių, tėtis truputį irgi freelancino, su sportu visokius dalykus darė, bet jie nebuvo kažkokie man didžiausi verslo
mentoriai ar super pavyzdžiai, nebuvo, kad mane mokino verslo. Aš tiesiog mačiau, kad jie darė savo veiklas ir jie darė tai, kas darė juos laimingus. Va šitas dalykas man buvo big, nes aš tada mačiau, kad aš irgi noriu daryti gyvenime, kas mane traukia. Ir mane traukia, pavyzdžiui, montavimas, ko apšė praktiškai niekieno šeimoje nelabai tai traukia, kaip manęs traukia ir aš tai daivinu labai dypitai ir man tai patiko ir pradėjau uždirbinėti pinigų už tai. Bet iš tikrųjų tą visą verslavimo kelionę tikrai išmokau tiesiog savo keliu per praktiką. Ar pirmasis verslas dažniausiai žlunga? Jo, dieve mano, pirmi 10, 15, 20, pažiūrėkit statistikas, taip. Ar manai, kad verslas ir dvasinis augimas suderinami? 100%, Jėzus Marija. Oskaras Sulskis užduoda paskutinį klausimą šitam verslo Q&A. Kaip atrodo tavo darbo savaitė? Mano visos dienos atrodo labai panašiai. Aš, jeigu nepadarau kažko produktyvaus per dieną, aš jausiuos miserable. Ir jeigu nepasportuoju, aš tai išsiaiškinau per pastaruosius 3-4 metus, jeigu aš nepasportuoju ir nepadarau kažko naudingo šitoje žemėje, aš realiai jaučiuosi miserable. Nebent iš anksto susiplanuoju, kad ten šeštadienį varysiu su palapinėm ir ten varai šeštadienį nuo 6 ryto, nu tai okei, tą dieną tai viskas okei būna, bet šiaip jeigu aš atsikeliu, tai gaunas šiek tiek, aš atsikeliu, aš atsigeriu vandens, aš pradedu dirbti, aš padirbu kažkokį laiką, tada aš varau sportuoti, aš papietauju, gal aš jau kažkur išvarau pietauti kitur ir tada, pavyzdžiui, ten padirbu, nes aš jau galiu dirbti tiesiog per čia, per kompą. Tada gal grįžtu namo, gal biškį tada pailsiu, pasibalansuoju, tada gal vėl padirbu. Ir dažniausiai vakaras pas mane būna laisvas, kurį aš praleidžiu su savo artimaisiais, su savo žmona, arba susitinku su draugais, gal varau pirti, darau kažką fun. Ir taip kiekvieną dieną basically rinse on repeat, tiesiog kiekvieną kartą atsiduriu vis kitokiose vietose, vis kažką kitokio darau, vis kažkur kitur važiuoju ir vakare kažką kito darau. Dabar va Squid Game'ą pažiūrėjom season 2 ir 3, gal per porą savaičių sudaužėm visus epizodus po epizodą kiekvieną vakarą. Buvo maksimaliai įdomu. Išsinešiau daug dalykų iš Squid Game'o. Iš tikrųjų, kiekvieną kartą, kai žiūriu kažką, ne tik entertaininos, bet žiūriu kažkokią naudą. Žinot, ką prisiminiau iš Squid Game'o? Kad build-upas iki kažko, ten, pavyzdžiui, Squid Game'e daug žudosi, build-upas iki to nužudimo yra viskas, dėl ko ta scena yra tokia įdomi ir tokia traukianti ir tu toksai sėdi ant to edžio toksai, kas dabar bus, ar jis mirs ar ne. Ir tas build-upas ir kai tyzina jį tempia, jis yra dėl to mes gyvenam tą momentą, dėl ko tas momentas yra toks stiprus. Ir tą build-upą man labai būtų net verta išnaudoti per savo videkus. Daryti kažkokį didesnį build-upą, iškart jums neduoti kažkokį atsakymą. Tai toks dalykas iš filmmakingo pusės, sakykim, pasiėmiau. Aišku, buvo praktiškai įdomu žiūrėti. Geras, žiauriai serialas. Hebra, that's it. Jeigu patiko toks kontentas ir norite daugiau, let me know in the comments below. Ačiū, subscribe, siekiam 100 štukų, nes aš noriu to YouTube play button, kad galėčiau dar labiau flexinti prieš jūs ir prieš visus pasaulyje. Peace!